Sveikinamės iš Kanados prerijų. Labas. Labas. Ir važiuojam skersai visas Kanados prerijas. Tai apie 1400 km atstumą, kurį jums parodysim tikriausiai įspūdingiausius momentus ir kartu papasakosim, kas įspūdingo čia yra aplinkui. Kanada yra tiesiog milžiniška šalis, sunku iš Lietuvos įsivaizduoti jos dydį. Tai Kanados dydis, plotas praktiškai toks pats kaip visos Europos. O nuo rytų Kanados Lietuva yra arčiau negu vakarų Kanada. Ir štai viena tokių ikoniškiausių Kanados regionų teritorijų yra būtent Kanados prerijos, tokios begalinės atrodo lygumos, nuostabiausių spalvų iki pat horizonto. Čia dar netoli yra Kalgario miestas, tai dar yra šiek tiek tai gyvenimo, bet paskui įvažiuosim į tokią ūkių zoną su tikrai nuostabiom spalvom. Dabar mes riedame Trans-Canada Highway, tai yra didžiulis ilgas kelias besitęsiantis per visą Kanadą praktiškai. Jo ilgis apie 8000 km ir iš vairuotojo perspektyvos pasakysiu, kad kelias tai tikrai yra geras, bet kas dar yra labai smagu, tai kad daugiausia nemokamas. Tikrai JAV keliuose tenka susimokėti už JAV kelius, o čia gali sau riedėti tuo keliu ir ar čia tu specialiai taip užstatęs visą laiką nemokama? Ne. Ne, Kanadoje mokami keliai nebent kai kur prie miestų, galbūt padedantis išvengti kamščių, bet šiaip didžioji dalis kelių tikrai yra nemokami. O šitas kelias driekiasi nuo pat Vancouverio ir Ramiojo vandenyno iki St. Johno, Atlanto vandenyne, Newfoundlande. Iš Newfoundlando taip pat esam pervažię visą Newfoundlandą ir iš to regiono irgi esam padarę tokį video. Ir čia šitoj vietoj kelias yra visiškai tiesus, tai yra ne šiaip sau, nes visos šitos Kanados prerijos per 19 amžiaus vidury tai buvo visiškai niekam nereikalingos, todėl kad žemės milžiniškos, bet praktiškai nėra nei būdų iš čia išvežti, sakykime, kažkokią žemės ūkio produkciją, tai praktiškai čia tik tai indėnai gyvendavo, jie medžiodavo buivalus dar 19 amžiui, o tuo tarpu, kada viskas pasikeitė, tai kai atsirado geležinkeliai, staiga pasidarė galimybė išveš žemės ūkio produkciją ir Kanada čia tada pradėjo kviesti kolonistus, naujakurius iš Europos, steigti daugybę kaimų ir viską praktiškai įsisavino nuo nulio. Tai tiesiog paėmė žemėlapį ir taip išbraižė tiesius va tokius kelius, skersai ir išilgai. Ir čia nuolat kas tam tikrą tą patį atstumą yra kaip šachmatų lenta tokia. Tai yra keliai iš šiaurės į pietus ir iš vakarų į rytus ir vieni jų vadinasi Township Road, kiti visi vadinasi Range Road ir skiriasi tik tai numeriai jų. Na ir vienas va tokių va iš vakarų į rytus einančių begalinių tiesių kelių šitoj vietoje yra paverstas ta Trans-Canada magistrale. O kitur jie nebūtinai tokios kokybės, kai kurie tiesiog asfaltuoti, kai kurie net neasfaltuoti, tik žvyrkeliai, bet nesvarbu, visada yra tie sunumeruoti keliai, kas tokį patį atstumą ir tu pamatęs numerį ir kelio pavadinimą Range arba Township jau žinai, eina ar skersai ar išilgai ir koks maždaug atstumas yra nuo Edmontono provincijos sostinės. Ir iš tikrųjų gamta yra tiesiog nuostabi, štai čia pažvelgus į abi pusės, akis tiesiog raipsta nuo spalvų, ryškiai geltona, ryškiai violetinė. Tokių esam padarę ir drono vaizdų, nes nutoldamas dronas atskleidžia dar didesnį tų pievų grožį. Ir vasarą riedėti per Albertą, tai iš tikrųjų yra akiai malonumas. Taip, čia yra Albertos provincija, tik viena iš Kanados provincijų, tačiau jos plotas yra kaip 6 Lietuvos. Tai įsivaizduoja dydžius visako plotus šičia. Ir prieš atkeliaudamas čia nebūčiau patikėjęs, kokia žavi gali būti, tiesiog kokios žavios gali būti tiesiog lygumos iš esmės ūkiai. Bet čia tie begaliniai atstumai, tokie milžiniškos teritorijos, tai prideda savo ir tu tiesiog matai nuostabiausias spalvas, tai žydrą dangų, tas čia vasarą žydinčius žiedus ir taip iki galo, iki pat horizonto ir dar toliau ir daugybė nuostabiausių ežerėlių pakeliui, o ypač žavus, kai būna saulėtekis arba saulėlydis, tai dar tos spalvos pasidaro nuostabesnės ir naktį, kai pavažiuoji toliau nuo tokių vietų kaip čia Kalgaris ar kiti miestai, tai tiesiog nuostabus dangus ir tas, kas nebuvęs tokioje vietoje, kur
taip retai gyvenama, tai net negali įsivaizduoti, kiek daug žvaigždžių gali matytis. Tai tiesiog nuostabu, gaila šitą nufilmuoti sudėtinga. Ir ne tik flora įspūdinga, bet tačiau ir fauna. Ko tik mes Kanadoje nesame matę, tai ir lokį matėm. Ir įvairiausių buivų, aišku, ir stirnų, stirnelių, elnių, elnelių, įvairiausių. Jau nekalbant apie visokius burundukus, prierijinius šunelius ir lapes, kojotą, ko dar nepaminėjau. Na tai taip, ten aišku, jau briedžių elnių čia iš vis tai gausa, kad į miestus ateina jie pasivaikščiot. Na va čia atstumai, tai atstumai atrodo nedideli, bet reikia suprasti, kad visi šitie miesteliai, kurie čia surašyti, tai yra keliasdešimt tūkstančių gyventojų ir keliolika tūkstančių ir per visą šitą sumą didesnių miestų tiesiog nėra. Tai už mūsų nugaros liko Calgary's, tai yra vienas iš 5 didžiausių Kanados miestų, 1,300,000 gyventojų, o anapus visiškai kitoj pusėje prerijų, maždaug už 1400 km, laukia Winnipegas, na tai maždaug Vilniaus dydžio miestas. Ir per visą tą atstumą jokių didesnių miestų jokių didesnių miestų nėra, na bus Regina pakeliuje keli šimtai tūkstančių gyventojų, bet visa kita tai yra 10 000 žmonių maksimumas. Ir aišku, kadangi esam Kanadai, tai kas tik tai būsit Kanadai, tai aš net nebejoju, kad pamatysit šitą prekės ženklą. Pabandysiu to parodyti. Palaikyk vairą. Gerai, palaikau. Kaip čia uždau? Gerai čia. Tai žodžiu, Tim Hortons. Čia neįmanoma nepastebėti net ir prerijose šitų rodiklių, kviečiančių į Tim Hortons, o miestuose jų apskritai knipžda. Tai yra turbūt didžiausias visos Kanados kavos tinklas ir jų Tim Hortons gali pamatyti absoliučiai visur. Tai įsitikinsim taip pat, ar vertinga dėmesio jų kava. Na, tikrai girdėjom tokią nuomonę apie Tim Hortons kavą, kad sako, čia tikrai ne aš taip sugalvojau. Vakar aš tikėjau su viena moterim iš Calgary ir jinai sakė, ar jau ragavot mūsų Tim Hortons? Sakiau, taip ragavom. Tai sako, kaip jums kava, na, sakau, gal kažką ne tą užsisakiau, sakau, neatrodė įtin skani. Sako, iš tikrųjų, mes čia visi sakom, kad čia gali gerti tokią kavą tik tai tie, kas gyvena Kanadoje, o yra neišvykę į užsienį, nes sako, tikrai kava atrodo kartais kaip buvo nukritus ant žemės, supilta, dar kartą perfiltruota ir pagaminta kava. Tai čia Kanados lietuvaičiai neįsižeiskit, tikrai ne mes taip sugalvojom, čia taip sklando toks mitas ore. Taip, tas tinklas Tim Hortons yra vienas didžiausių pasaulio tinklų iš tikrųjų, nors yra beveik vien Kanadoje, bet Kanadoje tai jau yra visur, ten miestelis gali būti keli tūkstančiai žmonių ir net tiek nebūti ir jau jis turi savo Tim Hortons ir gali daugiau nieko praktiškai neturėti, tik tai Tim Hortons, tai tenka apsilankyti ten, ypač važiuojant didelius atstumus, nes tiesiog kitų vietų patogiai pavalgyti Tiekia tai jis ne tik kavą iš tikrųjų, tai tiekia mes dabar pastaruoju metu pamėgę jo chili con carne, tokią visai tvirtą, stiprią sulbytę, kuri mus pamaitina ir mums suteikia energijos, tai iš tikrųjų, kai būsit Kanadoje, tai manau, kad neišvengiamai užsuksit į šitą tinklą. Kalbėjom apie nuostabią gamtą, tai dar toliau pavažiavus gilyn į prerijas ir išvažiuosim iš šito Transkanados kelio, nes užsuksim prie tikrai įdomių vietų pakeliui, kurias irgi jums parodysim. Tai čia gamta irgi žavi, bet pagrindinis dalykas, kuris apskritai pirmą kartą pritraukė mane aplankyti Albertą, tai yra jos kalnai. Tai vakaruose, maždaug mums už nugaros šitos prerijos tiesiog atsirėmė į tokią kalnų sieną ir va, prieš keletą dienų važiavom kaip tik į Watertono ežerų nacionalinį parką ir tiesiog matai kaip prerijos lyguma ir toli taip kalnų siena. Na ir tie kalnai tiesiog nuostabus. Ypač tai pasakyčiau apie Banfo ir Jasperio nacionalinius parkus, apie kuriuos šitam kanale esam padarę atskirą video skirtą vien jiems. Na tai ten tiesiog spalvos nepakartojamas. Tai ežerai žydri, kur atrodo kaip dangus, bet daug žydresni. Atrodo, kaip pripilta būtų kokio chemikalo, nes atrodo, nu kaip gali iš tikrųjų tai būti.
tikrai ir ledynai, jie tokie pilki ir tos upės, kurios teka nuo ledynų. Tai jos šaltos ir tokios irgi pilkos, visai kitos spalvos ir ten, nors vasara, dabar vasara čia tikrai karšta, žiemą tai sako ir -40 gali pasiekti, bet vasara tikrai karšta, bet ateinam prie tų kalnų upių, pavyzdžiui, Tabaskos upės ir staiga pasidaro jau tokia pusiau žiema, tokia vėsa kyla nuo to tirpstančio ledyno vandens ir net yra galimybė pasivaikščioti ledynu. Esam iš tikrųjų vaikščioję ledynų, toks jausmas ganėtinai įdomus, ypač kai tu apsirengęs vasariniais rūbais ir tas šaltis tiesiog alsuoja ir tave bando įtraukti į save, tai, bet antra vertus pasivaikščioti ledyno, čia yra wow, tokia įdomi labai patirtis. Viena unikaliausių patirčių čia tikrai. Ir ledynas, nors tuo metu lauke gali būti šilta, bet ten tu stovėdamas visiškai nejauti tos šilumos, yra tik tai šaltis nuo ledyno. Daugybė unikalių patirčių čia Albertoje ir dar važiuodami šituo keliu parodysim pakeliui smagiausias akimirkas ir kartu papasakosim apie tai, kas buvo. Taip kad žiūrėkit toliau, dabar tiesus kelias ir tas tiesus kelias dar bus tikrai ilgai, tuo aš pasižiūrėsiu, kiek mes jau nuvažiavom kelią be jokio posūkių, tai nuvažiavom apie 20 km ir dar laukia apie 30 km kelio visiškai be jokio posūkio. Tipiniai Kanados prerijų vaizdai, ūkiai. Ir štai dešinėje matome Siksika Nation ženklą, tai vadinasi, kad čia galima aplankyti Siksika indėnus. Indėnų netiek ir daug belikę čia prerijose, tai kaip minėjau, kai 19 amžiui nuspręsta išdalinti prerijas imigrantams, tai sukviesti žmonės iš viso pasaulio ir tiesiog jiems nemokamai dalintos šitos žemės, su ta sąlyga, kad jie pasistatys savo namą ir tenai gyvens pusmetį bent jau, realiai turės ūkį, ne šiaip savo paims tą žemės ir laikys. Tai iš įvairiausių pasaulio šalių suvažiavo žmonės ir įdomus buvo sprendimas Kanados, kad jie leido kurti gyvenvietės pagal šalis. Tai tokiu būdu atsirado, tarkim, žydų gyvenvietės, atsirado mormonų gyvenvietės, pagal religiją, atsirado vokiečių, visokiausių gyvenviečių. Didžioji dalis buvo ukrainiečių, tai iki pačiol čia Kanados prerijose kokie 7%, 8% visų gyventojų yra ukrainiečių kilmės, ir sakoma, kas lietuviams yra Čikaga, tai ukrainiečiams yra Kanados prerijos, tai yra tokia tarsi jų sostinė čia Amerikoje. Bet taip pat yra netgi, pavyzdžiui, 3 Islandų kaimai, kas yra tikrai įspūdinga, žinant, kad pačioje Islandijoje 300 000 žmonių net ir šiais laikais. Ir kas labai keista, kad lietuviai tai neįkūrė nei vieno kaimo, nepasinaudojo tą galimybę gauti čia nemokamos žemės. Ir mes ilgai ieškojom informacijos apie tai, kad gal vis dėlto yra kažkoks lietuvių kaimas, kadangi kitas dalykas, kuo užsiimam, yra gabalėliai Lietuvos, tai kūriam lietuviško paveldo enciklopediją už Lietuvos ribų. Ir atrodė, kad jau radom tokį kaimą, netgi oficialiai jo tinklapį internete yra parašyta, kad Vilna kaimas čia Albertos provincijoje esą yra pavadintas pagal Vilnių. Senasis Vilniaus pavadinimas, kaip jį vadino rusai, dar Rusijos imperijos laikais buvo Vilna, tai todėl nebūtų nieko keisto, kad tai būtų, bet aplankėme tą kaimą. Pagrindinė to kaimo įžymybė yra didžiausi pasaulio grybai. Daug kas čia turi apskritai daug kaimų ir miestelių pasidarę tokie kažkokie didžiausias pasaulyje kažkas ir dar pamatysim pravažiuojant kartu, tiesiog statula. Labai nedaug žmonių, kaimas dėja nyksta, žmonės išvažiuoja, kaip ir iš daug kur čia Kanados prerijose. Apleisti viešbutis jau nebeveikė, geležinkelis nurinktas, tai pavyko pasišnekėti su vietos meru net, bet kiek kalbėjom, tai niekas nežinojo tokios istorijos, kodėl tai būtų pavadinta Vilniaus garbei. Ir nuėjom į tokią senaišių krautuvę, ten radom žmogų, kuris paskolino knygą apie to kaimo istoriją, kur surašytos visos jų giminės ir matom, kad ten tikrai nei vienos giminės nebuvo nei iš Lietuvos, nei iš, tarkim, kokio Vilniaus krašto Lenkų ar kažkas to, kad dauguma yra ukrainiečiai. Taip kad priėjom išvados tokios, kaip jau iš pradžių ir galvojau aš iš tikrųjų, kad tai bus, tai kad tai tas pavadinimas Vilna yra kilęs nuo ukrainietiško žodžio Vilna, kas reiškia laisva žemė, ir ten dauguma kolonistų pirmųjų buvo ukrainiečiai. Ir taip
pat susirašau su Laimonu Briedžiu, kuris yra sociologas ir taip pat yra apie Vilnių parašęs knygą, tai nuomonėj jisai irgi pritarė ir sakė, kad galbūt ta legenda, kad pavadinta Vilniaus garbėje atsirado todėl, kad miestelis, kaimas įkurtas ten apie 1920 metus kažkur ir kaip tik tuo metu vyko Lietuvos ir Lenkijos konfliktas dėl Vilniaus krašto, taigi Vilnius buvo ne žinių, bet laikraščių visų pirmuose puslapiuose kažkuriuo metu ir taip galbūt atsirado ta legenda, kad pavadinta pagal Vilnių. Iš ties įdomu aplankyti Vilnių taip toli nuo Lietuvos, tačiau kaip Augustinas pasakojo, tų lietuviškų kampelių, gabalėlių tam Vilniuje mums užtikti labai nepavyko, tačiau vis tik tai lietuvių čia tikrai būta ir po antrojo pasaulinio karo, kai nuo sovietų genocido bėgę lietuviai atsidūrė Kanadoje, tai dalis iš tikrųjų jų atsidūrė fermose ir turėjo čia dirbti, kas dirbo veterinarais, kas dirbo žemės ūkyje ir panašiai. Tai lietuvių čia esama ir mes esame lankėsi ir Edmontono lietuvių namuose. Edmontono lietuvių namai yra labai įdomus lietuvių namai, nes tai yra namai, kurie staiga gali konvertuotis į koplyčią. Ir tiesiog keletas vyrų subėga, atidaro dureles, altorius ir stumiamas ir staiga tie patys lietuvių namai virsta vieta, kur galima laikyti šventas mišias. Tai šitas išskirtinumas tikrai Edmontono lietuvių namus išskiria iš visų kitų pasaulio lietuvių namų. Ir tikrai susirinko į susitikimo su mumis, sakyčiau, visai nemažai Edmontono lietuvių. Taip, namai pastatyti po antrojo pasaulinio karo, tų lietuvių, kurie atvyko po antrojo pasaulinio karo, ir kitur Kanadoje jiems yra pavykę pastatyti ir savo bažnyčias, tiek jų daug buvo, ir klubus, ir netgi lietuvių kapinės įkūrė prie Toronto, bet šičia jų buvo tikrai nedaug, taip kad reikėjo kažko universalaus, kad būtų vienas nedidelis namas, kuris iš išorės atrodo kaip paprastas gyvenamasis namas, bet kad į tą nedidelį namą tilptų viskas, tai religija, lietuviškos mišios ten vykdavo, mišios iki šiol vyksta tik tai jau nebe lietuviškai, ir taip pat pasaulietinė veikla, kaip pavyzdžiui, tokios paskaitos, kokią mes turėjome apie lietuvišką paveldą Kanadoje, ten, kad irgi galėtų vykti, ir galbūt lietuviški šokiai, ir taip toliau, ir labai pavyko tą gražiai išspręsti, kad toks vienas namas, kuriam telpa viskas. O šiaip Edmontonas yra Albertos provincijos sostinė, tačiau tą mieste tai tikrai nesijautėm, kaip būtume kažkokią sostinę ar didmiestį. Nors milijonas žmonių, bet jie kažkur visi atrodo kaip išnykę ten ir, ta prasme, tu važiuoji per centrą, visiškai tuščia, mašinų nėra, jokių kamščių. O čia Calgaris jau kitaip šiek tiek, nors nedidelis skirtumas, Edmontone 100 000 žmonių, Calgary 1 300 000 galbūt, bet jau ten toks didmiesčio jausmas, ar ne? O juo labiau, kad mes buvome per Calgary Stampede, kaip jie sako, pačią didžiausią lauko šventę visame pasaulyje, ant šios žemės paviršiaus. Tai iš tikrųjų buvom tiesiog pagerėti, kiek visko vyko vienu metu. Tai pastarąsias keletą savaičių, kiekvieną dieną buvo galima eiti į zoną, kuri atitverta tokia kaip miesto šventė zona, bet kai sakau miesto šventė, tai pati įsivaizduoju maždaug mugė, gal koks pasirodymas vienas kitas ir koncertėlis vakare. Tai čia buvo, nebent jeigu galima kalbėti apie tokius terminus, tai kubu ir dar 100 laipsnių pakelta. Iš tikrųjų tai buvo ir Luna parkas, ir tipi camping, tai yra indienų tipių stovykla, bet tikra stovykla su tikrais vigvamais ir kultūros pristatymu. Taip pat ištisi gyvūnų pasirodymai. Ta prasme, viena arena, kur, pavyzdžiui, vyksta ten koks ponių konkursas, kita arena, kur tuo pačiu metu vyksta žirgų įkinkimo konkursas, ar ten žirgų pardavimo konkursas, ar dar tuo pačiu metu gali vykti rodeo, kur bando išjodinėti neprajodytus eržilus. Taip pat, kas ilgiau išsilaikys ant buliaus, ne to mechaninio, bet tikro labai stipraus buliaus. Ir visa tai vyksta vienu metu, tiesiog praktiškai turėjome susidaryti nuo ryto iki vakaro programą savo, kur mes eisime, kad tikrai būtume spėję daug ką pamatyti, bet ir tai nepamatėm dar galybės. Atsimenu, vis tiek ketinom nueiti ir į šunų lenktynės, jau net nebespėjom, tiesiog nebespėjom, nes ir taip nuo ryto iki vakaro visur bėgdami, vos suspėjom savo programą pasidaryti. O
pierogi. Tai čia yra toks ukrainiečių, lenkų patiekalas, kuris paplitęs šiuose kraštuose ir Jungtinėse valstijose taip pat. Tai irgi ir su cracklings, su spugučiais, su vietinė ir panašus dalykai. Tai ir maistas labai labai kokybiškas ir pasirodymai visi buvo labai kokybiškai, tikrai viskas sustyguota minutės tikslumu. Jeigu turi prasidėti 10, tai 10 prasidės, pavyzdžiui, motociklininkų šou. Lygiai 10 prasidės ir truks lygiai tiek, kaip programoje parašyta. Tai viskas iš tikrųjų nepaprastai aukštam lygyje suorganizuota ir galbūt tai nestebina, nes tai yra šventė, kuri trunka kasmet rengiama nuo 1912 metų. Tolumoje matosi, vienas retų posūkių, tai tiesiog iš tikrųjų Trans-Canada Highway pravažiavo nuo vieno, pradžioje važiavom vienu tuo istoriniu rytų vakarų keliu ir dabar šiek tiek pasukom į Strižai ir dabar pervažiuoja į kito to istorinio rytų vakarų kelio kryptį, o tolumoje matosi traukinys važiuoja ir toks ikoninis vaizdas. Tie traukiniai atidarė šitą vakarų Kanadą, be jų čia nieko nebūtų ir dabar iki šiol dažnai nakvodamas viešbutį girdi traukinių garsus, kai kuriuose viešbučiuose net siūlo ausų kamštukus, mums tai tikrai netrukdo miegoti. Tai va, o tas Calgary Stampede irgi vyksta nuo tada, kai dar buvo čia tikrai mažai žmonių, bet jau buvo įkurtos visas fermos, tai nuo 1912 metų ir prasidėjo tai kaip šventė tos kaubojų kultūros. Todėl esminiai renginiai kasdien ir yra rodeo ir aš tai asmeniškai labiausiai norėjau pamatyti rodeo, nes visada stengiamės pamatyti sporto varžybas visur pasaulyje. Įspūdinga, kiek skiriasi smarkiai sporto šakos, kurios yra populiarios, fanų reakcijos ir visa kita. Tai va, nuėjom tą kasdieninį rodeo ir kita čia sporto šaka, kuri irgi prasidėjo šiek tiek vėliau nuo tarpukario, bet irgi vyksta kiekvienam Calgary Stampede, tai yra toks Chuck Wagon Racing, net nežinau kaip išversti į lietuvių kalbą, bet esmė, kad čia lenktyniauja karietos, bet ne šiaip karietos, o karietos, kurių viduje yra virtuvės. Ir istorija tokia virtuvės, kur gali kaip lauko virtuvę pasidaryti ir gaminti valgyti. Ir istorija tokia, kad anksčiau, kai gindavo gyvulius per didelius atstumus, pėsčiom, dar be jokių sunkvežimių, tai tiesiog reikėdavo turėti ir tokią lauko virtuvę. Pradžioje pakinkydavo dalį jaučių genamų, kad ją temptų, o paskui jau arklius ir iš reikalo atsirado ir paskui pradėjo kažkas dėl smagumo lenktyniauti ir galiausiai tą Calgary Stampede įtraukta ta tokia sporto šaka. Tai tikrai buvo labai įdomu pamatyti varžybas, bet aišku dabar tai yra tiesiog, galima sakyti, didžiausia pasaulyje miesto šventė. Tai ir geriausių atlikėjų koncertai, ir ėjom net į pro wrestling, amerikietiškas imtynės, o Elite Wrestling lygos, kur tiesiog atvežta irgi tuo metu, kadangi vyksta šventė, tai aukščiausio pasaulio lygio renginiai irgi tenai vyksta tuo pačiu metu. Išsukom iš Trans-Canada Highway ir dabar važiuojam 212 Township Road, kuris, kaip ir visi Township Road Kanadoje, eina iš vakarų į rytus. Aplinkui fermos, o išsukom į vieną įdomią vietą, tai yra dinozaurų parkas. Ne, tai tikrai nėra, kaip įsivaizduojat, dirbtinių dinozaurų parkas. Alberta, Kanados prerijose, yra viena tų vietų pasaulyje, kur apskritai rasta daugiausiai tikrų dinozaurų skeletų. Ir čia yra ir didžiausias pasaulyje tiranozauro skeletas ir daugybė kitų skeletų, o šičia dinozaurų parke 500 skeletų vien iš jo buvo išvežta po įvairiausius pasaulio muziejus ir New York'e ir kitur yra eksponuojami. Ir kodėl būtent Alberta? Tai yra taip. Dabar tai yra labai sausa teritorija, tačiau prieš 200 milijonų metų, kai po pasaulį vaikščiojo milžiniški dinozaurai, tai buvo labai drėgna erdvė. Ir būtent tokiose teritorijose yra išlikę daugiausiai dinozaurų, todėl kad pirma, kadangi buvo drėgna, čia buvo pilna tų dinozaurų, bet kadangi klimatas labai greitai išsausėjo, tai tie skeletai išliko, nes jeigu būtų buvę kitaip,
ir tas klimatas būtų likęs tokiu drėgnu, tai būtų tiesiog sunykę dinozaurų skeletai. Yra dar keletas tokių vietų pasaulyje, esam jas aplankę, tai taip pat važiavom ilgą sumą per Argentinos Patagoniją ir ten ta pati situacija. Buvo drėgna, dabar labai sausa, daugybė dinozaurų skeletų, ten 10% gal visų pasaulyje. Ir taip pat Australijoje irgi Outbacke vadinamajam yra tokių vietų, tai tikrai įdomu pamatyti tuos dinozaurų skeletus. Tu pirmą kartą sakei, kad net sunku patikėti, kad tokie egzistavo iš viso. Jo, iš tikrųjų, nes paprastai tai žinoma, kad be abejo mokomės ir per istorijos pamokas apie tai, tačiau dažnai visą laiką atrodo, dinozauriukas, kas čia toks, maždaug Dino parkas prie kokio Palangos, ar ne, ar prie kur kitur, ten pripučiami dinozaurai, pastatomi dinozaurai. Na viskas, ką mes įpratę matyti, paprastai būna ganėtinai dirbtina ir tu nelabai įsivaizduoji to tikro dinozauro dydžio. Visokie terminai, dinozauriškas, koks didelis kaip dinozauras ir panašus, tai vis tiek yra kiekvieno fantazijos vaisius, kiek jam gali tam tikras objektas atrodyti didelis. Bet kai iš tikrųjų pamatai, kokie tie kaulai buvo, kokie tie skeletai buvo, tai tada supranti tą tikrą mastą ir jisai mane tikrai pirmąsyk pamačius pribloškė. Tokiuose vietose, kur jie yra išlikę pilnai, ta prasme, ne tik tai pavieniai kaulai, kaip galbūt kitur, bet pilnai. Ir čia yra netoli nuo šitų vietų, kur važiuojame, mes jau esam lankę Royal Tyrrell Museum, muziejus Drumheller miestelį, tai ten yra ta vieta, kur dabar nuo 1985 metų suvežami tie dinozaurų skeletai, ten tikrai įspūdinga, viena geriausių kolekcijų pasaulyje. Anksčiau išveždavo po visus pasaulio muziejus, bet pastatė čia savo tą muziejų ir tikrai verta aplankyti kiekvienam, kas važiuoja į Kanadą, viena svarbiausių vietų šičia. O dabar, kur važiuojam dinozaurų parkas, tai aplankysim tas vietas, iš kur tie skeletai iškasti. Dalis ten yra ir palikta vietoj ir laukia mūsų įdomi ekskursija, kur papasakos, kaip vyksta tie archeologiniai tyrimai, kaip kasami dinozaurų skeletai. Tai tikrai turėtų būti įdomu. Jau tada, kai buvom Albertoje pirmą kartą pernai ir tada aplankė būtent tą Drumheller muziejų, tai nuo tada norėjosi pamatyti tą vietą, kur realiai iškasti tie dinozaurai, tačiau tada nebuvo laiko, o dabar važiuojam skersai visas Kanados prerijas, tai bus galimybė užsukti ir šičia. Dar vienas tipinis Albertos peizažo vaizdas, tai vadinamasis linguojantis asilas. Tai čia naftos gręžinys. Sunku patikėti, bet Alberta turi viena šita Kanados provincija daugiau naftos negu visa Rusija. Ir todėl tai yra turtingiausia Kanados provincija. Ne Torontas, ne Monrealis, ne Ontarijas, ne Kvebekas, ne tos provincijos, kur didžiausi miestai ir garsiausi, bet būtent Albertos provincija yra pati turtingiausia Kanadoje dėl šitos naftos. Tiesa, ta nafta kelia visokias kontroversijas. Tai čia va jau matosi, liko tik tai 4 kilometrai iki dinozaurų parko. Kelia visokias kontroversijas, nes Kanada yra tokia labai kairiųjų, tų vadinamųjų leftistų šalis, tai yra dauguma Kanados politikų naftą žiūri kreivai, kaip skatinančią klimato atšilimą, bet Kanados prerijos yra visai kitokios, tai čia ta kultūra labiau kaip JAV yra, ta tokia kaubojų, tokia ir labai kritiškai vertina tą Kanados centrinę valdžią, daugybę čia matom vėliavėlių Fuck Trudeau yra Kanados premjeras. Arba tokių kaip More Alberta, Less Ottawa. Jo, Ottawa Kanados sostinė, daugiau Albertas, mažiau Ottavos bet jie yra mažuma, net yra nepriklausomybės judėjimas tam tikras Albertos. Na ir jiems yra kaišėjami pagaliai į ratus, tai nepaisant to, kad jie turi daugiau naftos negu Rusija, visai trukdoma ją išgauti, todėl nepaisant to, kad yra labai turtingas kraštas, bet aišku, albertiečiai visada jaučia šiokį tokį kartelį, kad galėtų būti ir dar turtingesnis gerokai, kaip Norvegija ar kažkas, bet dėl tų centrinės valdžios ribojimų taip nėra. Ir vis tik labai daug visur važiuoja tų kinkuojančių asilų ir labai daug naftos. Ir čia yra tik tai dar mažesnioji dalis, nes ta Albertos naftininkystės sostinė yra
1000 kilometrų į šiaurę nuo čia Fort McMurray miestas, buvęs miestelis, o dabar tapęs jau kaip ekonominio Albertos centru. Bet ir Edmontonas, ir Calgary's, tie milijoniniai miestai, ir tas Calgary Stampede ir viskas, viso to, aišku, nebūtų be naftos, tikrai nebūtų. Nes paskui po Albertos važiuosim į kitą Saskatchevano provinciją, kur irgi tokia pati prerijų provincija, bet ten jokių didmiesčių nėra iš esmės. Taip ir liko ūkininkų žemė, nes ten nėra tos naftos. Na, o dabar atvažiuojam į Dinozaurų provincijos parką. Mums nepatinka tas žodis provincijos. Kodėl? Nes tai reiškia, kad valdo ne centrinė valdžia, o Albertos provincija parką, o mums tai aktualu todėl, kad mes turim tokį metinį bilietą. Labai puikus pasiūlymas į visus Kanados nacionalinius parkus. Tenai už 100 gal kažkiek dolerių. Gal net mažiau, man atrodo, ar ne? Man atrodo, 100 kažkiek Kanados dolerių, na, eurų galbūt išeina apie 100. Gali važiuoti neribotą laiką, metus, neribotą kiekį, 2 ir net 4. Tai čia, jo, Visitor Center. Tai tiesiai dar. Visitor Center. Kiekvienas parkas turi puikų Visitor Center, lankytojų centrą, tokį kaip mini muziejų, ir iš ten prasidės ir ta ekskursija. Ir matom, čia peizažas iškart pasikeičia, ūkiai baigėsi ir prasideda... Marso kanjonai. Jo, čia šitose vietose ir vyksta tie kasinėjimai ir atrasti visi tie dinozaurų skeletai. Oho, koks vėjas iškart pasijuto, vos išlaikau vairą. Jo, čia įspūdingi vaizdai. No stopping at the hill. Na taip, nes iš karto iš galo, kas važiuotų, visai čia tavęs nematytų. Tikrai visai kitokia, toks lūžis ir staiga visai kitoks peizažas. Porą valandų dabar nuo Calgary riedėjome absoliučiomis lygomis ir dabar toks tikrai kontrastas. Jo, tai perkerta visas tas prerijas, staiga toksai va, kaip kanjonas upės. Šičia matom teka upė ir jinai išgraužus kanjoną ir būtent tam kanjone išliko gausybė tų skeletų. Na ir atvažiuojam štai į... Visitor Parking dešinėje, čia ir įsusime. Čia ir pastato mašiną. Kaip galim pagilinti savo žinias dinozaurų istorijos tematiką. Daugybė didžiulių kemperių ir priekabų. Na, Kanada puiki šalis taip keliauti. Yra milžiniški begaliniai plotai, didžiuliai atstumai ir turėti savo namą čia yra tikrai gerai ant ratų. Ypač didelį namą, kur kaip tikras namas ant ratų, ne namelis. Štai, čia stojam, parkingo daug, plotai gausus, Albertos prerijos, ko ne begalinės. Ką tik apturėjom 2 valandų turą po šią dinozaurų išvaikščiotą žemę, na ir tikrai įspūdinga. Fosilijos 75 milijonų metų amžiaus ir iš tikrųjų tiesiog eini žemė, žiūri į žemę ir kartu su gide, aišku, nes pačiam atskirti būtų gan sudėtinga. Ir sako, taip, čia dinozauro dantis, o taip, čia kokio prieš istorinio vėžlio kiauto gabalas. Taip, ir tiesiog valiojasi ten ant žemės. Ir aišku, ir didesnių fosilijų, pačias didžiausius dinozaurų skeletus dar per, kaip sako, dinozaurų fosilijų didįjį aukso amžių, tai dar Pirmojo pasaulinio karo metais, kai įsisavino šitą žemės, išvežė į didžiausias muziejus, bet tokių smulkių visokių kaulų, tai yra, kad gali tiesiog rasti ant žemės. Bet aišku, toj teritorijai, kuria šiaip be to turo specialaus tokio nepateksi. Jau gali rasti tas fosilijas ir tuos pasimėtančius kaulus. Įdomu ir tas pats kraštovaizdis, jis vadinamas Badlands, blogos žemės, nes niekam netinkamos, na, lietuviškai net nėra vertimo, tai Badlandas taip ir vadina. Mes ką tik jį palikom, tai štai čia viršuj derlingas vėl žemės, o ten visiškai kitokios žemės ir pasakojo, kad indėnai, kai čia gyvendavo, tai net bijodavo ten savotiškai eiti, gerbdavo tas žemės, dėl to jie tikėdavo, kad viskas, kas meta šešėlį, tai turi dvasią, kaip žmonės ar gyvūnai, o kadangi ten šitose ne taip kaip čia lygumos, o yra uolos, tai
dinozaurų kaulų, kuriuos erozija atidengė ir todėl išliko iki mūsų dienų taip gerai. Tai ir dabar toliau, sako, vis atsidengia kultūrinis sluoksnis, erozija vyksta toliau, kuo daugiau vandens, tuo daugiau jo atsidengia. Ir tiesiog matai, kai kur matėm net uolas, iš kurių tiesiog kyšo kažkoks gabalas ir sako, taip, čia iš tikrųjų yra dinozauro kaulas. Taip, na tikrai labai įdomi patirtis ir dar su dinozaurais nebaigiam, nes rytoj rytą tikriausiai dar laukia didžiausias surastas tiranozauras apskritai kur nors pasaulyje. Tai irgi čia bus pakeliui, nes su tam tikrų nedidelių Kanados mastais išsukimu. O dabar važiuojam pavalgyti, vėlgi iki artimiausio miestelio apie valandą kelio tokio didesnio. Tai šiuo metu 4, tai galbūt 5 gausim papietauti. Jo, paskui vėl ilgas atstumas, gal 200, gal 300 km, jau apie 250 esam nuvažiavę iš 1400 ir tada nakvynė, bet niekada neplanuoju taip toli į ateitį. Važiuojam ir pažiūrėsim. Pavalgėm, grįžom į Trans-Canada Highway kelią ir toliau važiuojam į rytus. Tai dabar, kadangi buvo trumpas momentas, kada buvo internetas, nes tikrai ne visada jis čia yra, dabar kanadietiško, tiksliau amerikiniai SIM korteliai nėra ryšio, tai pasižiūrėjau nakvynės galimybių šiandien. Tai šiaip mums reiktų nuvažiuoti, ką rytoj lankysim, tai Eastendas ir tas didžiausias tiranozauras pasaulyje. Bet ten yra keli viešbučiai, bet nei vieno viešbučio per Booking.com ir panašias sistemas, nes Kanadoje dar įprasta, kad tos sistemas nėra taip paplitusios, tai reiktų arba laiką gaišti tyrinėjant arba skambinant. Dabar, kur yra paskutiniai per Booking.com prieinami viešbučiai ir apskritai gana daug viešbučių, tai čia tam Medicine Hat miestelį už maždaug valandos kelią. Tai realiai, nežinau, aš manau, gal vertėtų čia apsistoti ir tada rytoj anksčiau atsikelti tiesiog. Kadangi Kanadoje taip jau yra, kad geriausiai pavalgyti ir apsistoti tokiuose didesniuose miesteliuose, kurių tikrai esi garantuotas ir kainos paprastai žemesnės. Tai čia kažkur 60 eurų galima gauti ar panašią sumą, o kartais tokiuose užkampiuose, kur vos keli viešbučiai būna, tai jau virš 100 tik tai. Gerai, žinoma. Tada rytoj 10 reikės ten būti, tai kažkur 7:30 kokių išvažiuosim. O dabar jau tada po kokios valandos galėtume ten apsistoti Medicine Hat. Kas bus apie 7 vakaro, tai manyčiau, kad tas dar spėsim padirbėti. Jo, nes ten mačiau, kad turėtų būti viešbutis su 2 kėdėm ir stalu, jeigu viskas gerai. Gerai, tada važiuojam tenai. Į medicininę skrybėlę. Jo, tai čia iš tikrųjų yra toks angliškas medicine man terminas. Tai taip kolonistai angliškai vadindavo tuos indėnų žiniuonius, kurie gydydavo. Ir pagal tai medicine hat, tai reiškia pagal kepurę, iš esmės to žiniuonio kepurę. Žodžiu, tai turėtų reikšti taip. Gražios spalvos saulė leidžiantis. Tikrai labai. Visos prerijos ganasi, gyvuliai, galvijai. Geležinkelis eina štai dešinėje ir dar matėm, ką tik traukinį. Gal tai čia pagrindinė transporto arterija šitas kelias ir dar, jeigu šitoj vietoj, kur dabar važiuojam, tai dar lygiai grečiai yra vienas kitas panašus kelias. Toliau į kairę, nuo mūsų pusės į šiaurę, tai paskui bus toks momentas už dar 1000 km, kad iš vis per visą tą milžinišką Kanadą realiai tik tai vienas kelias eis jungiantis rytus su vakarais. Nes visa Kanada yra tokia, iš tikrųjų, dauguma Kanados žmonių gyvena gal 100-200 km nuo JAV sienos, pačiuose pietuose ir mes panašiai esam. Visi didmiesčiai Kanados yra pietuose ir todėl realiai va šitas kelias tai eina daugmaž palei Jungtinių valstijų sieną, kartais arčiau, kartais toliau, bet visa Kanados šiaurė tai yra dyka, tuščia ir net ne tik šiaurė, važiavom neseniai per Newfoundlandą, tai iš viso važiuoji ir ten kartą į kokius 500 km yra koks miestelis su kelių tūkstančių gyventojų, tai jau čia skaitosi didmiestis. Šitam regione šiek tiek irgi retai, aišku, labai gyvenamas, čia srautas tranzitinis daugiausiai, bet šiek tiek daugiau yra ir tas Medicine Hat, kur nakvosime, tai maždaug Alytaus dydžio, bet jis irgi yra didžiausias miestas, čia tikrai kelių šimtų kilometrų spindulių į abi pusės. Bet štai irgi va, kur betavom McDonald's. Frančizų miesteliuose gali rasti visus šitos vardus. Kiekvienam tokiam didesniam pakelės mieste, tam tarpe ir tą Medicine Hat ir čia Brooks, kur važiavom, tai yra visa eilė prekių ženklų, tų pačių restoranų, viešbučių,
šiek tiek mažiau. Tikrai mažiau. Bet, pakankamai nežymiai, palyginus su Europą, tai kur kiekvienas ten beveik restoranas individualus ir tokie visokie McDonald'ai labiau išimtis negu taisyklė. Čia taisyklių. Tai jo, čia yra taisyklė ir kaip tik išimtis kažkoks kitoks restoranas ir kitoks viešbutis. Šį kartą beje, kaip nekeista lankosim jau tokiam, kuris atrodo motelį, kuris nepriklauso jokiam tinklui, bet tokių yra nedaug. Daugiausiai valdo viską Amerikos tinklai, na ir keli Kanados tinklai kaip Tim Hortons. Motociklininkas. Ir štai atvykstam į Medicine Hatą. Į Žiniuonio skrybėlę. Ir iš karto anapus šito tilto jau bus mūsų motelis. Tiltas per pietinę Saskačevano upę. Šitos upės galime pavadinti ir sekanti provincija, kurią pravažiuosim. Irgi milžiniška. Visoje tokioje didžiuliai Kanadoje tai yra 10 provincijų. Šalis didesnė už JAV, bet JAV 50 valstijų, o Kanadoje 10 provincijų ir 3 teritorijos. Tai dabar kairę mums reikia sukti iš karto anapus tilto. Va iš tai ir sukti dokumentus, ne? Jo. Aha. Bet čia va yra didelė. Skaičiau pokštą šį rytą, kad Europoje tai gali va būt, kad gyveni, pavyzdžiui, Lietuvoje, sakai, valandai nuvažiuosiu į Latviją, porai valandų grįšiu, o va, kanadietis, tai sako, aš gyvenu Ontarijoje, važiavau 19 valandų ir vis dar Ontarijo provincijai. Mūsų šitas motelis gal kampinis? Jo, taip, šitas motelis, tai dabar tada čia į kairę ir balandas. Nežinau, ne, mūsų vis tik tai dešiniai. Dešiniai, čia kur burgerio pizza? Dešiniai? Jo, aš šičia. O, šitas motelis. Taip gražiai dar ištapytas visai. Ja, toks tipinis motelių stilius tiek JAV, tiek Kanadai identiškas, tai yra pačioj pastatai mašina. Kartais būna tik vienas aukštas, tai visi įėjimai į kambarį ištiesiai iš mašinos. O, štai koks mūsų laukia. O antram aukšte jau tenka palypėti. Man atrodo, tas sikas laiko mūsų viešbutį. Jo, taip, labai dažnai Kanadoje viešbučius laiko imigrantai. Labai populiarus verslas yra indams, kinams laikyti viešbučius. Investuoja pinigus atsivežtus ir tokiu būdu greituoju keliu gauna teisę Kanadoje gyventi. Į kelią, paėmėm iš Subway sumuštinių, tai šitų tinklų vienas taip į dešinę, vienas labiausiai patinkančių, nes galima į kelią paprastai ir greitai pasiimti, tai laikas savo pasiimti. 8 ryto išvykam dinozaurų link. Ilgas traukinys važiuoja. Neįtikėtina, jau kada jis prasidėjo ir dar vis tęsiasi. Taip, čia kad sujungta būtų Kanados krantus, pagrindinis krovinių vežimo būdas, tai tie traukiniai tikrai labai ilgi ir kartais net būna 2 aukštais vos nekrauna tos jūrinius konteinerius. Ten dešiniai laistomas ūkis, moderni technika šiais laikais, aišku, smarkiai skiriasi nuo to, kad čia rado imigrantai 19 amžiui, kuriems išdalino tiesiog nemokamai žemės ir reikėjo net viską išsikirsti, viską įsiruošti nuo nulio. Ir netrukus kirsim provincijų sieną, išvažiuosim iš Albertos į Saskačevaną. Dar viena provincija, bet 10 kartų didesnė už Lietuvą. Štai, susistato Saskačevanas. Ir Ukrainos vėliava. Ar ne, čia turbūt Saskačevano vėliava, bet panašiai ganėtinai. Ir šiaip būtent Saskačevane yra didžiausias procentas ukrainiečių iš visos Kanados, tai čia beveik 10 procentų gyventojų yra ukrainiečių kilmės. Oi, kaip norėčiau varėnikų, gal gausim kažkur? Reiktų paieškoti. Aišku, tie senieji imigrantai, tai, kurie čia atvyko 19 amžiui, dauguma tų ukrainiečių nemokamų žemių gauti, tai jie jau gerokai nutautėję, na, tarkim,
dar 2000 metais 1% visų Kanados gyventojų apskritai gimtoji kalba jau buvo ukrainiečių, tai dabar jau tik tai 0,3%, tai aišku, mišrios šeimos išvažiuoja iš tų kaimų į miestus, na ir jau kai išvažiuoja į miestus, tai pamažu tai nyksta. Bet įdomu, ar nebuvo tokios bangos po Rusijų įsiveržimo į Ukrainą? Na tikrai manau, kad turėtų būti ta tautinio atgimimo banga ir kitas dalykas, aišku, labai daug pabėgėlių iš Ukrainos, na kaip visada pabėgėliai dažnai važiuoja ten, kur jie turi jau kažkokių giminių, kad padėtų įsikurti. Tai čia tikrai ne vienas Ukrainos gyventojas turėjo kažkokių tolimų giminių Kanadoje ir tie giminės jiems padėjo, todėl tų naujų migrantų tikrai daug. Ir pavyzdžiui, ten, kur gyvenom Kalgarį, tai buvo šalia ukrainiečių cerkvė, tai tikrai matėm, prasidėjo mišios ir ten rinkosi tikrai nemažai žmonių. O šiaip ta istorija ganėtinai įdomi tų tautinių kaimų, nes čia unikaliai imigrantai, kurie kūrėsi 19 amžiuje ir gavę žemės, jie kūrėsi pagal tautybės į kaimus. Ir kodėl tai buvo? Na, tai Kanada pasirinko tokį modelį kaip tarpinį tarp dviejų, ką jie matė, dviejų blogybių. Tai pirma blogybė, jeigu imigrantai būtų važiavę bendrai su kitais kanadiečiais, sakykime, tai jie įsivaizdavo, kad kils visokie tautiniai konfliktai tarp tų skirtingų imigrantų grupų, taip pat tarp imigrantų ir senųjų kanadiečių, anglakalbių. Todėl nusprendė, kad jie turėtų kaip ir gyventi atskirai. Kita vertus, jeigu būtų buvęs, pavyzdžiui, didžiulis plotas, na, sakykime, ištisa provincija vien ukrainiečių, ištisa provincija vien lenkų, tai Kanada bijojo, kad tada jau kils kažkokie nepriklausomybės judėjimai ir galbūt net subirės šalis. Tai jie pasirinko tarpinį variantą, reiškia, tiems imigrantams leido kurti savo kaimus, bet niekur nėra taip, kad būtų vienas paskui kitą vien daug ukrainiečių kaimų, arba daug lenkų kaimų, arba daug žydų kaimų. Tai jie visi yra pramaišiui, tai reiškia kaimai pagal tautybės, bet regionas yra tarsi visų. Tai tiek Saskačevanas, tiek Alberta. Tai toks gana įdomus sprendimas, bet tas sprendimas leido išlaikyti tautinės kultūras labai ilgai, na, virš 100 metų tikrai ir dabar tikrai, aišku, sumažėjo, bet yra tų labai tautinių kaimų. Na, todėl, kad jeigu yra kaimas vienos tautybės, tai tada sudaromos nemišrios šeimos ir šeimose kalbama toliau ta kalba ir taip karta iš kartos 3, 4, 5 kartas perdavinėjama ta pati kultūra, iki, aišku, žmonės išvažiuoja į miestus ir ten jau prasimaišo. Ir sukom į dešinę. Što Ne, toliau, sekančiu. Aha. Čia skamba kažkoks žadintuvas tavo turbūt. Be galo toli, kuprinė užkrautas, bagažinį. Tai sustojom tada išjungusi. Štukom iš Trans-Canada Highway vėl link didžiausių tiranozauro kaulų ir dabar važiuojam tokiu keliu tarp fermų. O šiaip čia Saskačevane važiuojant iškilo klausimas, kaip yra su laiku, nes Kanadoje yra net 6 laiko juostos. Užknisa tiesiog nuolat perstumėt laiką, vėl pervaryt, vėl klausiu žmonių, koks laikas šiandien pas jūs. Ypač rytų Kanadoje daug reikėjo sukti, o šįsyk vis dėlto nereikėjo sukti, bet jeigu važiuotume žiemą, reikėtų sukti, nes Saskačevanas šokinėja tarp laiko juostų, nes tiesiog Saskačevanas neturi žiemos vasaros laiko, kai tuo tarpu aplinkinės provincijos Manitoba ir Alberta turi. Tai dėl to čia vienaip yra vasara, kitaip žiemą. Na, daug tokių šalių, tam tarpe ir JAV, kur net vienoje šalyje dalis vietų sukinėja laiką, dalis ne. Todėl man labai keista, kai kokia Europos Sąjunga nusprendžia, kad visoje Europos Sąjungoje privaloma sukinėti žiemos vasaros laiką ir net jeigu ten Lietuva ar kitos šalys nenori sukinėti, tai iš centro draudžia, nes kažkodėl visa Europos Sąjunga turi būti taip pat, kai daugybė šalių, kai vienoje šalyje tiesiog skirtingai yra ir visiems gerai, kiekvieni gyvena, kiekvienas miestas ar provincija taip, kaip jie nori patys. Šiaip temperatūros tai irgi čia ganėtinai pribloškiančios. Štai Kalgaryje pasakojo, kad jeigu žiemą -40, tai ta prasme, tai yra normali absoliučiai žiemos diena. Čia Edmontone gal labiau, bet Kalgarį... Ne, Kalgarį, aš šnekėjau su Tomu tarp Kalgarį, man jinai taip sakė. Na, Edmontone dar turbūt ekstremalesnis klimatas, bet taip, čia važiuojant vasarą, dabar aišku vėsoka, ar ne? Tau? Žinoma, labai vėsu. Pasižiūrėk, 59 laipsniai Fahrenheito, tai kiek čia yra? 59 Fahrenheito, jo. Su jau pėdom, coliais,
svarais tai paverst paprasta, bet Fahrenheitą į Celsijų šiek tiek sunkiau. Veikia vis tiek pasižiūrėti greičiau, negu kažką bandyti skaičiuoti, kadangi ir tas nulis skiriasi, tai yra 15 laipsnių. Na tai va, 15 laipsnių Liepos vidury. Ar šilta, abejočiau. 30 beveik buvo, ar ne? Nu, gal 30 nebuvo, bet 20 keli tai tikrai. Na, vasaros čia karštos, kadangi klimatas labai žemyninis, tai yra labai toli nuo visų vandenynų, apskritai viena toliausių vietų Šiaurės Amerikoje nuo visų vandenynų. Ir nuo Ramiojo, ir nuo Atlanto yra Kanados prėrijos, bent jau rytinė jų dalis. Tai yra be galo žemyninis klimatas, reiškia ką? Tai reiškia šaltos žiemos, ganėtinai karštos vasaros, pagal tai, ko galėtum tikėtis iš Kanados, jau viskas auga gerai. Taip, šiandien tai gal tokia labiau išimtis. Ir taip pat dideli skirtumai tarp dienos ir nakties temperatūros. Tai gali būti karšta diena, bet šalta naktis. Vakar Augustinas šitaip kaito per dieną, o naktį sakosi sušalęs. Na jo, netiek ir daug buvo apsikloti, viešbutį tik tai paklodė, tai naktį tikrai buvo vėsu miegoti. Išsukus iš Trans-Canada Highway dar šiek tiek buvo geras kelias, tačiau iškart kilo mintis, kada prasidėjo žvyrkelis. Ir aišku, jis prasidėjo dar anksčiau, negu kad pagalvojau apie tai, kad turbūt jau prasidės. Prasidėjo praktiškai iškart, kai tik tai baigėsi geresnysis keliukas, netrukęs tiek ir ilgai. Saskačevane plotas kaip 10 Lietuvų, gyventojų skaičius šiek tiek virš milijono. Tai gyventojų tankumas yra 2 žmonės į kvadratinį kilometrą, nepilni 2 žmonės. Kai Lietuvoje 50 žmonių į kvadratinį kilometrą, tai tiesiog išvažiavus iš Albertos iškart jaučiasi ta tokia tuštuma. Na, Alberta irgi retai gyvenama anapus Kalgario ir Edmontono, bet kažkaip vis tiek matosi miesteliai, kaimai, o čia dabar, va, pavyzdžiui, dairomės į visas pusės, tai šiuo metu nei vieno namo nematau. Tačiau gyvūnų štai matyti ir karvių, ir žirgų. Taip, kartais veža, nuvežė žirgus ką tik čia perbėgo kažkoks voveriukas kelią. Tai voveriukų, tai tikrai čia daug gyvena. Man atrodo, nieks neskaičiuoja voveriukų kvadratiniam kilometrui. Na taip, čia jau jiem iš viso kaip mum balandis, koks po miestą vaikšto, kiškiai, voverės, Kalgarį tiesiog pro balkoną sėdėjau, žiūriu, kiškiai vaikšto, tiesiog per miestą. Centre. Taip, miesto centre. Matosi dabar jau kažkoks kaimelis prieky, labai nedidelis, aišku. Tiranozauro centrą, kur yra didžiausias rastas tiranozauras, na, tiksliau jo kopija, kad vaikai nenulaužytų. Kaip patiko? Nu ir susitikom lietuvaitę, kuri dirba iš Toronto, lietuvė Diena, sakė lietuvišką pavardės Svirplys, ir kaip tik čia dirba ir sako, jūs esat nuo gegužės dirbų, sako, pirmi lietuviai, kurie čia apsilankė. Čia toli nuo visko ir mums patiems jau, man jau 4. kelionė į Kanadą, tai va jau tada priejau prie Saskačevano, šiaip tai atstumai didžiuliai ir daugelis žmonių, kur keliauja į Kanadą, na, pavyzdžiui, pirmą kartą, tai galbūt lanko Toronto, Niagaros krioklius, na, gal Monrealį, Kvebeko miestą, taip pat Banfo, Jasperio nacionalinius parkus, na, gal Vancouverį, tai va tokios jau čia populiariausias vietos, o čia jau, aišku, yra visiškai toli nuo visko, dabar į kairę reikės sukti. Tai vis tiek čia šito keliu išvažiuot, ar ne? O čia į kairę. Čia, ar ne? Jo. Tai šičia yra Eastendo miestelis ir kaip pasakojo Diena, dabar gyvena apie 500 žmonių, tai žmonės 2 rūšių, arba 65 metų, tai senieji gyventojai, arba mokslininkai, paleontologai, kurie čia gyvena, todėl kad čia yra šitiek daug atradimų po žemę ir tikrai daug ką tyrinėti. Jo, ir sako, tiesiog tie ir atradimai yra, tiesiog paprasčiausiai, tarkim, paaugliai ėjo, vaikščiojo, vedžiojo šuniuką ir štai kyšo dinozauro kaulai ir taip daug kas atrasta. Taip, kairę. Didžiausia planetoje tą dinozaurą tai atrados vietinis mokytojas.
vietos mokyklos mokytojas. Ir pavadino, kaip sakė, pagal tai, ką tuo metu vartojo, gėrė paleontologai ir archeologai rinkdami vardą, tai Scotty, škotišką viskį. Ir sakė, kiti po to rasti dinozaurai taip pat lygiai vadinti, pavyzdžiui, Džino ir panašiai. Ja, va, čia toks visas miestelis iš esmės, viena gatvė, dar kelias lygiai grečios gatvės ir tai yra va, tipinis toks Kanados prerijų miestelis, kur gavo žmonės tas žemės kažkada, tai būdavo tokie kaip ir centrai populiacijos. Tai va, vienas viešbutis yra senas, dalis tokių jau ir nebeveikia viešbučių, bet kadangi čia yra tas tiranozaurų centras, tai čia vis tiek dar yra kažkoks turizmas. Tačiau, kad atvažiuoti šitą miestelį, tai reikėjo važiuoti iš Žvyrkelio apie 60 km, na tai matosi, kad tikrai toli jis yra nuo visko. O dabar važiuojam dar 3 valandas kelio bent iki pionierių muziejaus, na tai pionierių čia aišku ne kaip Sovietų sąjungoje, bet pionieriai turime omeny pirmeiviai, tai yra tie kolonistai, kurie tas prerijas atvėrė ir ten turėtų būti toksai miestelis atkurtas panašiai kaip buvo tais laikais, tai pažiūrėsim, ką ten rasim. Tokių pirmeivių muziejuje tai iš tikrųjų esame Argentinoje ir lietuviškų gabalėlių radę. Taip, tai Argentinoje, Patagonijoje, kur irgi apie 19 amžių buvo kolonizuota, tai tenai toj kolonizacijoje dalyvavo ir šiek tiek lietuvių, jie irgi kūrė miestus, kaip pavyzdžiui Sarmiento miestelį, bet šičia, tai čia kur sutikom lietuvę, tai iš Toronto atvykus ir apskritai lietuviai nedalyvavo. Čia tiesa, Saskačevane įdomu, kad kai rinkau informaciją, tai sužinojau, kad buvo toksai Edenbridge, litvakų kaimas. Tiesa, litvakai jį kūrė netiesiai atvykę iš Lietuvos, bet prieš tai emigravo į Pietų Afrikos Respubliką ir tada atvyko šičia. Bet ūkininkavimas jiems nesisekė ir tas kaimas buvo apleistas, ten liko dar sinagoga, bet jau seniai nebeveikia. Tai mes pro ten nevažiuosim, tačiau įdomu tai išgirdus, kad štai dalino nemokamą žemės, daugelis lietuvių buvo ūkininkai, pratę ūkininkauti, bet niekas nesusikūrė tom žemėm ir verčiau lietuviai emigravo tuo metu dirbti fabrikuose ir kasyklose, kur patirties neturėjo. O štai litvakai, kurie visą laiką gyveno miestuose Lietuvoje, būdavo amatininkai ir staiga susigundė Saskačevane nemokamų žemėm ir pabandė ūkininkauti. Na, tiesa, nelabai pavyko, bet jie taip ir liko Saskačevane, tiesiog paskui vis tik išsikėlė į miestus. Zonos prerijose būna, kur tiesiog masiškai vabalai taškosi. Tokie vabalų audra tiesiog. Reikia, kai tik tai gali degalinėj stoti ir plauti automobilį, nes nieko nebematysi, kur važiuoti. Aš šiek tiek panaudoju tą laiką, kai važiuojam ilgą atstumą, padirbėti su kompiuteriu, tai mes per visas savo keliones dirbam per atstumą. Kaip tau sekėsi viešbutį padirbėti? Oi, labai geras buvo viešbutis, iš tikrųjų vakar nuvažiavom 7 vakaro, tai iki 11 vakaro galėjom padirbėti, apturėti praktiškai pilną darbo dieną, tai tikrai daug pagaliau. Sustojome degalinėje pamaitinti automobilio ir patys gauti šiek tiek energijos papildomos ir pasišnekėjau su darbuotoja, tai sakė iš tikrųjų tai, kas čia tikšta į stiklus, tai yra žiogai, grasshoppers. Sakė, kad labai daug jų ir labai daug padaro žalos ir ūkininkams, nuniokoja pasėlius ir jie čia nėra tokie laukiami svečiai, tai iš tikrųjų traiškydami tos žiogus, važiuodami keliu, padedame ūkininkams. Kairiai elevatorius ir iš karto geležinkelis, tai čia iš karto ūkininkas gali pakrauti grūdus į geležinkelį ir labai dažnai matom, kad stovi traukiniai prie tokių elevatorių. O visi šitie plotai, kuriuos dabar matom aplink, prieš porą šimtų metų tai atrodė visiškai kitaip. Tuo metu tyrinėtojai prisimena, kad čia būdavo tiek buivolų, kad atsistoja kažkokioje aukštoje vietoje ir aplinkui buivolų kaimenės atrodo iki pat horizonto. Ir gyvendavo indėnai, klajokliai, paskui tas buivolų kaimenės sekiodavo ir juos medžiodavo labai įdomiu būdu, kadangi tikrai sunku tokį didelį gyvūną susimedžioti, būdavo neturint šaunamųjų ginklų. Tai ką jie darydavo, pergudravo buivolus,
visą sistemą sukūrė, kaip nuvilioti ištisą buivolų kaimenę nuo aukštos uolos. Ir yra viena tokia vieta, kuri taip ir vadinasi Head Smashed in Buffalo Jump, tai maždaug sutraiškytos galvos buivolų šuolis, kur viena didžiausių tokių vietų nuo tos uolos ten 100 000 buivolų buvo nuvilioti ir paskui indėnų suvalgyti. Tai buvo gana daug strategijos reikalaujantis procesas. Ten vieni indėnai apsimesdavo, kad yra maži buivoliukai, pradėdavo klykt, kad buivolų banda tą galvotų, kad buivoliukas pavojai, kiti persirengdavo. Aišku, apsirėdęs jo odą, net pasakyt. Taip, čia svarbiausia, kad apsirėdęs odą, jie tada pagal tai jaučia kvapą, o kiti apsirėdė vilkų odą. Ir tada jau buivolai bijodavo, vilkai juos vydavo. Kiti ten sudarydavo tokį kelią, kad tie buivolai tikrai bėgtų, vienintelis kelias jiems būtų nuo uolos, nebėgtų niekur į šonus. Ir va tokia taktika sugalvoja medžiodavo ir taip išsilaikė ištisus šimtmečius, bet paskui atvykę europiečiai, tai visai tų buivolų netausojo, pradėjo kai kurie iš pro traukinių langus, tiesiog turistai šaudydavo pirmieji buivolus kaip smagumą ir palikdavo taip. Na ir jie beveik išnyko, buivolai, ir tas visas indėnų gyvenimo būdas beveik išnyko. Aišku, jie paskui galą ir patys jau taip nemedžiodavo, iš europiečių įsigijo arklius, šaunamuosius ginklus ir visokiuose pasakojimuose apie indėnus tai užstrigęs tas vaizdinys, kad indėnas su arkliu joja, bet iš tikrųjų arklių indėnai net neturėjo patys prisijaukinę. Tai viskas tai jau yra tik paskutinis tas etapas, kai atvyko europiečiai. Ir tuo metu, kai buivolus jie medžiodavo tokiu būdu, tai yra, kad visa kaimenė bėgtų ir nušoktų pati nuo uolos ir užsimuštų, tai susirinkę visus tuos buivolus, indėnai visais įmanomais būdais pasinaudodavo jų kiekviena absoliučiai kūno dalimi, kiekviena jų kiekvienų organų, kiekviena ląstele. Tai yra ir pasigamindavo iš jų ginklų, ir pasigamindavo iš jų ne tik kad valgydavo, bet pasigamindavo iš jų įrankių, pasigamindavo iš jų odų, pasigamindavo savo tipams arba savo vikvamams apdengti tokias skraistes ir taip toliau. Tai yra, nepalikdavo nei menkiausio sulelio, nei menkiausio sanarėlio nepanaudoto. Iš tikrųjų, tai buvo toks jų gyvenimo būdas ir dabar dar, aišku, kažkiek yra čia indėnų likę, bet tikrai nedaug, nors ir daugiau nei JAV, tai Kanadoje indėnai sudaro apie 5% žmonių. Deja, didelė dalis jų neprisitaikė prie to naujo gyvenimo, tarp jų paplitęs ir alkoholizmas, nusikalstamumas ir visaip stengiamasi tą jaunąją kartą mokyti tų tradicinių šokių, dainų, bandoma taip atvesti juos į tą buvusią kultūrą, bet labai daug sunaikinta. Ir čia vienas tokių kontroversiškiausių epizodų, apie kurį girdėjom jau daugybę kartų Kanadoje, atrodo, kur reikia ir kur nereikia, pasakoja, tai apie tokias indėnų mokyklas, kur tiesiog būdavo prievarta atimami vaikai iš indėnų šeimų ir ten auklėjami tuose internatuose jau grinai angliškai arba prancūziškai, kanadietiškai, nes laikoma buvo, kad tai tokia civilizuota kultūra. Ir neseniai čia buvo daug skandalų, kad tų mokyklų teritorijose rado daug žuvusių vaikų kūnų. Bet ten nebuvo, kad jie nužudyti, tiesiog vaikų mirtingumas buvo didelis ir man iš pradžių net atrodė keista. Kodėl apie tai kalba, mirdavo vaikai ir mirdavo, bet tai atvėrė tą didžiulį skaudulį. Pats tas faktas, kad apskritai buvo tokios mokyklos ir indėnai dabar prisimena tai, ir patys kanadiečiai to labai gėdės ir net tiesiog dabar į kokią ekskursiją Banfo parke, pamenu, nuėjom į vietas, kur iš vis negyveno nei indėnai, nes ten tiesiog negyvenamos vietos visais laikais buvo, bet vis tiek gidė papasakojo ir apie tas mokyklas, nes tai yra toks dabartinis skaudulys. O dabar jau beveik atvažiuojam į Ogemos miestelį ir čia yra tų pionierių muziejus, pirmeivių, kurie būtent, kurių atvykimas, galima pasakyti, ir sunaikino tą indėnų gyvenimo būdą, bet kartu sukūrė tokias Kanados prerijas pilnas begalinių ūkių, kokias matom šiandien. Tai dabar reikės sukti į kairę. Paskui šitą Fordą. Taip, paskui šitą Fordą. Įprasta mašina Kanados prerijoms, toks didelis pikapas. Padeda ir ūkį, padeda atsivežti.
daiktų. Čia į dešinę Ridge Road 2223. Range Road, atsiprašau. O štai šičia bus Deep South Pioneer Museum, tai giliųjų pietų tyrimėjų muziejus. Taip, kadangi visi miestai ir miesteliai čia prerijose irgi tokiam kvadratais gatvių, tai tas blok, tai yra tas kvartalas, kurį riboja 4 gatvės, kuris iš esmės kvadratinis ir stačiakampis. Dar tiesiai judu, na? Jo, jau pravažiuojam vieną kvartalą ir dabar pravažiuosim antrą kvartalą. Ir šitoj pačioj tiesioj gatvėj bus ir tas muziejus. Pažiūrėsim, ką ten papasako. Šiaip Kanadoje yra daug labai gerų gyvųjų muziejų, kur aktoriai būna persirengę to meto žmonėm ir tu gali jų klaust, kaip buvo gyvenimas tais laikais, na ir jis įsijautęs į tam tikrą savo vaidmenį pasakoja. Tiesa, čia nežinau, čia gal ir nebus toks muziejus, čia galbūt bus tiesiog pastatai, va čia. Bet atkurta, kaip atrodė tas miestelis anais laikais. Heritage Village. Nepanašu, kad būtų daug turistų. Parkavimo yra slango. Aplankėm Pionierių muziejų. Surodė toks ganėtinai krūpus. Tai yra daug daiktų nuimtų numirusių žmonių. Pavyzdžiui, čia yra koja, kurią tas ir tas žmogus ten nešioja antroji, kai jam buvo 80, iki 90. Ir panašų dalykai. Jo, surinkta kolekcija, įdomu aišku pamatyti, sako, tu kaip dantistas dirbo kažkada, ar daktarai, ar kirpėjai, ar buvo visa galybė slaptųjų visokių organizacijų, masonų ir panašiai. Jo, pavyzdžiui, plaukai nukreipti ten 1912 ir padėti kažkaip krūpom. Viskas užsidarė ir čia tokiuose vietose supranti, kaip tarsi dviem greičiais Kanada juda. Viena vertus yra didmiesčiai, kur ten imigrantų masės ir kviečiama per milijoną imigrantų per metus į Kanadą, tai maždaug 2% Kanados gyventojų ir daugybė tautybių, kinai, indai ir taip toliau, visi tik tai plūsta, visi nori čia gyventi Kanadoje. Ir kita vertus yra va, tokie miesteliai kaip šita Ogema, kur nyksta, na, ir štai masonų ložių užsidarė tada ir to neliko tada ir tuos pastatus dovanoja muziejai tiesiog, kurie tampa nebereikalingi, juos ten perveža ir jie ten stovi su tais senais nebereikalingais niekam daiktais. Taip dabar kertam geležinkelį ir čia į kairę. Reikia pasižiūrėti, visada net gali būti jis gyvas. Tikriausiai yra gyvi, bet gana retai važiuoja traukiniai. Dabar sukom į kairę. Ir nelabai tai turbūt ir pasikeis, nes na, jeigu dar Lietuvoje kokioje ar kitur irgi būna, kad kaimai nyksta, bet kita vertus daugelis kaimų yra sąlyginai netoli didmiesčių, tai pavyzdžiui, ten kokia 50 km nuo Vilniaus ar 100 km nuo Kauno ar 20 km nuo jūros ir yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, ten nusiperka namus ir vasarojimui ir važinėja į miestus, tai čia atstumai tokie, kad na, niekam nereikia kažkokie stambus žemvaldžiai superka tuos plotus kažkada ir jie toliau ūkininkauja patys čia nebegyvendami, valdo tos ūkius, viskas automatizuota, daug mažiau žmonių reikia ir staiga ištisi miestai tampa vadinamaisiais ghost town, tai vaiduoklių miestais ir toks terminas yra, na, miestas
muziejus yra Lonely Planet aprašytas kaip viena įdomiausių Saskačevano vietų. Nu jo, neatrodė, ar ne? Na, tiesiog Saskačevanas jau yra turbūt viena mažiausiai lankomų Kanados provincijų. Pasirašėme svečių knygą, tai iš tikrųjų praktiškai visi pasirašė, kiek pavarčiau keletą lapų, buvo tik tai iš Saskačevano, Reginos ir panašių vietovių ir tik tai vienus radau, kad buvo iš Pietų Afrikos, tada įrašiau Vilnius Lietuva. Į Moose Jaw, tai vienas tokių gražesnių miestelių Kanados prerijose ir jis garsėja savo istorijom apie Al Capone. Jisai čia laikė tuneliuose savo alkoholį, kurį prohibicijos laikais slapta kontrabanda gabeno į JAV. Tai buvo vienas garsiausių JAV mafijozų. Tai rytoj eisim į tuos tunelius, o dabar apsistojom tokiam istoriniam viešbutį ir sukim į kairę. Po visų motelių tokių, tai kažkaip istoriniam viešbutį apsistoti ir iš tikrųjų visai smagu. Ir šitas istorinis viešbutis tai buvo ir apleistas ir jau buvo praktiškai nurašytas, bet paskui viena moteris nusprendė už $1 jį įsigyti ir sutvarkyti, ką ir padarė. 9 metus truko rekonstrukcija ir štai tas istorinis gražusis viešbutis jau laukia mūsų. Taip, tai dabar į kairę atrodo iš šitos gatvės, sakė, važiavimas, nebent va šičia gal tas parkingas dešinėje ir aš nežinau, kur tiksliai jis yra. Bet iš šitos gatvės įvažiavimas. Tai matyt, jau nepasukom, kur reikėjo. Bet ne iš šitos, kur esame, iš šitos. Iš čia, ar ne, įvažiuoti? Iš šitos gatvės, tai arba čia į kairę ir vėl į kairę, gal va ten. Aha, gal va ten, tikiuosi, kad čia važiuoju. Taip, jo, va šičia bus tada parkingas. Puiku, ir sakė tada padėtą lapelį. Tai aš dar jį turėsiu susirasti ir padėti. Dashboard. Čia turbūt yra? No parking. Šiek tiek už parking. Kažkur čia no parking. Tai tada reikėtų gal va čia vis tik tais. Tai va čia tarkim. Bet dar liko 700 kilometrų kažkur iki Winnipego, kurį turėtume pasiekti šį vakarą. Ir dabar išvažiavom iš Moose Jaw miestelio. Gražus? Jo, nepaprastai gražus miestelis. Iš tikrųjų prisistato, kad notoriously famous Moose Jaw, ką turėtų reikšti, kad čia iš tikrųjų Al Capone varė savo kontrabandą alkoholio prohibicijos laikais. Tai yra čia buvo ir tuneliai, kuriuose laikyti alkoholiniai gėrimai ir iš čia tiekti į Jungtines Amerikos valstijas, kuriuose prohibicija dar vis buvo visų pajėgumu. Taip, ir aplankėm tokius tunelius, kur kaip Kanadoje įprasta toksai kaip mini spektaklis organizuotas, atkurti tarsi tuneliai, kuriuose laikė tą nelegalų alkoholį ir gabeno į Ameriką. Ir ten aktoriai pasitinka, praveda, Aistei labai patinka tokie, ar ne? Iš tikrųjų, jeigu geri aktoriai ir gerai padaryta, tai man tikrai labai patinka, padeda įsijausti į dvasią to laikotarpio. O dabar netrukus privažiuosim kitą Moose Jaw simbolį, nors tokiam įdomiam miestui neaišku, ar jo reikia, bet Kanadoje įprastas dalykas, suki dešinę. Ypač gal Kanados prerijoms įprastas dalykas. Kad miesteliai pasistato kažką neva didžiausio pasaulyje. Tai matėm, pavyzdžiui, didžiausias pasaulio grybai, didžiausias pasaulio dinozauras, Drumhellerio muziejai, Drumhellerio miestelį, kurio galima viršų net pasikelt, kaip į kokią laisvės statulą. O čia, kadangi yra Moose Jaw, reiškia, kaip čia briedžių žandikaulis, tai yra didžiausias pasaulio briedis. Tai va dabar pasuksim į dešinę. Čia, ten buvo galima. O čia buvo kelias tenai? Jo, buvo, aha. Gerai, tokiu atveju mes, aišku, važiuosime keliu. Nepaisant to, kad turim Subaru, dar net ačiū Pavilui. Į kairę. Tai dabar pasuksim čia. Tai štai čia didžiausias pasaulio briedis. Buvo šitą titulą praradęs kažkas Norvegijai, didesnį pastatė, tai pakeitė ragus
kad vėl būtų didžiausias pasaulio briedis. Tai išlipsim pažiūrėti. Čia Regina, Saskačevano sostinė. Toksai žalias miestas, bet šiaip atrodo kaip didelis kaimas, sakyčiau, ar ne? Jo, man tai gal netgi Visaginą primena. Na jo, kai kurie, viskas iš tikrųjų gana nauja, nes visa provincija ir šitie miestai išsiplėtė tada, kai pradėjo kelti žmonės iš tų visų ūkių. Tiesios gatvės, daug individualių namų. Čia parlamentas, Saskačevano valdžios pastatas, tai kiekviena iš 10 valstijos provincijų tokį turi. Ir gražiausias pastatas mieste. Neabejotinai. Ir Britanijos dar plazda vėliava. O tai čia dešiniai, tai ne Ukrainos? Čia tikrai atrodo kaip tu Ukraina. Kairiai tai Saskačevano. Ai, va čia jo, turbūt čia Ukrainos vėliava. Aha. Šitie maži prerijų miesteliai atrodo, kad yra ganėtinai saugus ir jautėmės čia gerai, nes panašu, kad gal narkotikų problema čia nėra tokio opi kaip didmiesčiuose. Didmiesčiuose, tai kad ir tame pačiame Kalgaryje, kuriame dabar buvome šiek tiek ilgėliau, tai tikrai narkomanų sutikom ne vieną, ne du ir ne tris. Gyvenom Airbnb netoli to centro, kur žmonės kenčiantys nuo priklausomybių lankosi kiekvieną dieną ir praeit pro tą teritoriją, net ir šeštadienį ryte, kai skubinomės į šventę, nebuvo taip jau jauku ir smagu, plyšavo keiksmažodžiais, tie žmonės nežinom, ko tikėtis ir atrodė jie ganėtinai baugiai. Jau nekalbu apie tai, kaip reikėjo grįžti vakare, ačiū Dievui vakare, aišku, į šventės būdo daugiau žmonių, tai ėjome su jais kurį laiką. Tad iš tos pusės, tai šitie maži prerijų miesteliai atrodo jaukesni ir saugesni. Taip, didmiesčiuose didelė problema, ten tokios ištisos kolonijos yra, kur net iš Europos atvažiavus iš Lietuvos sunku įsivaizduoti, kaip tai atrodo, bet tai yra tiesiog ant žemės miega, guli daugybė žmonių ir atrodytų benamiai, na tai nieko mums čia tokio, daugybei neturtingų šalių esame matę ir tarp benamių būna tikrai gerų žmonių tokiose šalyse, bet čia yra Kanada, čia jau kas nori, tai tikrai gali prasigyventi ir ten iš tikrųjų jie atstaugia, gali apšaukti faktą, jeigu moteris praeina, tai bičių išvadina tiesiog kale, nei iš jo, nei iš to ir pilna tokių žmonių, kurie stovi šaukia ant visų praeivių, nežinai, ko iš jų tikėtis ir mane netgi Vancouverį buvo užpuolę toks vienas žmogus, tai tiesiog pačia miesto centre jau tenai fotografavau gražus pastatus ir staiga kažkas vidurdienį tai vyko ir ten irgi buvo viena jau tokių vietų kažkur tai, kur jų pilna, o pilna todėl, kad Kanados valdžia steigia tokius centrus, kur jiems leidžia net legaliai leistis tuos narkotikus tuose centruose ir ten tada jie yra pačiuose miestų centruose kažkodėl įkurti, ten kur daug turistų ir šiaip jau pačios geriausias vietos būtų ir tada aplinkui kokie 5 kvartalai būna visiškai paskendę ir neprognozuojamų žmonių tarpe. Ir staiga man kažkas jaučiu, kad iš nugaros jau kažką rėkia ir staiga pajutau smūgį į galvą, maždaug toj vietoj, kur laikiau telefoną. Aš dar spėjau jį patraukti, tai tas nelabai koordinuotas žmogus, tai jisai nelabai mane jau ten paskui pasivijo, bet paskui rėkia kiti žmonės ten ant manęs. Na ir čia tokia situacija dažna ir kaip tau sakė tavo kur depiliaciją darėsi ar ne moteris, kad tiesiog pliusas, kad jie va tokie nekoordinuoti ir greičiausiai nepavys tavęs pagrindinis yra. Taip, iš tiesų pirmadienį dar spėjau nueiti moteriškom procedūrom į depiliacijos saloną Kalgario mieste, visai netoliese tos vietos, kur vyko Calgary Stampede ir tos vietos, kur, kaip Augustinas ir minėtas, yra įkurtas centras. Ir klausiu, kaip jūs čia jaučiatės, ar saugiai? Na, tas sako, žinoma, kad nesijaučiam saugiai, tas salonas beje grožio visą laiką užrakintas, tik pagal susitartas valandas jis tau yra atrakinamas ir patenki vidun. Ir pasakojo, kurie čia yra gerokai agresyvesni, sako, kad tie, kur ten prie piknik teibų, prie stalelio, kur sėdė, tai prie jų neįtis, jie tikrai agresyvus, o
važiuoti, tad jeigu reikės bėgti, tai sako tikėtiniausia, kad tu pabėgsi greičiau, negu kad jie atbėgs. Tai pasakojo jį, kad iš tikrųjų dalis žmonių išsikėlė po to, kai sužinojo, kad tas centras tenai yra įkūriamas ir kanadiečiai pajudėjo iš Kalgario į priemiesčius. Aišku, dalis žmonių liko gyventi, o tie, kurie atsikėlė ten dabar ir perka butus, tai sako, na jie juk supranta, į kokį rajoną jie atsikėlė. Nors tas rajonas tai yra visiškas miesto centras. Na taip, apskritai narkotikus be galo liberaliai žiūri Kanada ir apskritai tokį gyvenimo būdą, ta prasme nieko nei juos kažkaip skatina gydytis rimtai, leidžia daryti, ką nori iš esmės. Na, tai nereiškia, kad visi tie, tarkim, sunkieji narkotikai yra oficialiai legalūs, bet de facto jie kaip ir yra legalūs, tai yra, na, palyginus su daugybė kitų šalių, pavyzdžiui, Azijoje ir net galbūt ir Europoje, tai labai sunku pakliūti kažkokią bėdą su policija ryšium su narkotikų vartojimu praktiškai neįmanoma. Na, o žolė tai čia yra jau legali pilnai ir kas keista, kad kiek daug jos reklamų yra, tai niekur pasaulyje nemačiau tiek daug žolės reklamų, kur tiesiog ten rašo maistą užsisakot į namus, kodėl ne žolę ir panašiai. Ir kas įdomu, kad, pavyzdžiui, kokio alkoholio reklamos arba cigarečių reklamos tai yra ribojamos, kaip ir Europoje. Na, o kai jau žolę legalizavo, tai net tų reklamų niekaip neapribojo, tiesiog jas galima reklamuoti kaip, nežinau, kaip ir Coca-Cola ar bet ką kitą ir jų tiesiog pilna visur gatvėse. Ir net yra tokių kaip cannabis family business, tai yra šeimos verslas, šį kanaktų parduotuvėlę. Ir iš tikrųjų, Calgary Stampede, pačia šventė vakare jau, tai tikrai jautėsi žolės kvapas labai daug kur. Tačiau, kas įdomu, tai nors tai buvo milžiniška, iš tikrųjų milžiniška miesto šventė, visiškai nematėme girtų žmonių. Taip, žolės kvapas, tai apskritai jau man kaip Kanados kvapas, Kanados didmiesčio kvapas eini, jis kažkaip labai ilgai laikosi, tai visur pajauti žolės kvapą ir mūsų balkone, tai iš gretimam balkone ten nuolat žolę rūkydavo. Na ir apskritai, kai tą Airbnb atėjom, tai kaip tik tai sėdėjo vienas toks narkomanas, labai piktai ten visų aplinkinių rėkė, tai buvo net baisoka pradžioje, nes reikėjo paimti raktą, o jis ten stebi, kur paimi tą raktą ir einam pažiūrėti ten, kaip Airbnb įprasta, kad raktą reikia paimti iš tokios dėžutės užrakintos, tai mums pasavo, kur ta dėžutė, žiūrim, ten daug tų dėžučių ir visas išlaužtas, jau tik tai ta viena ir buvo neišlaužta, tai nežinau, ar ten kažkas kitas Airbnb nuomojo, ar kažkaip tos raktas išsilaužė tie narkomanai. Na, žodžiu, nors tai buvo, atrodo, centras su gražiu vaizdu į miesto centrą, bet tikrai nejauki vieta. Tai va čia atvažiuojant per prerijas ir tuos miestelius, tai pailsi nuo tos anos didmiesčių Kanados. Na, tie žmonės, kurie rūko žolę, tai be abejo, dažniausiai jie nebūna nei agresyvus, nei kažkaip blogai nusiteikę. Kur kalbam apie tuos, kad vadino mus nemaloniausiais žodžiais ir ko nebėgo paskui, tai be abejo, daugiausia žmonės turintis problemų su sunkiaisiais narkotikais. Taip, čia pagrindinė problema, gal kad, kaip sakau, čia nėra taip, kad, tarkim, tiesiog legalizavo žolę, o su kitais narkotikais rimtai kovoja. Tai, praškai, viskas liberalizuojasi kartu, tik tai skirtingais lygiais ir kalbant apie tuos sunkesnius narkotikus, tai tiesiog yra, na, praktiškai niekas tau negresia, nors jie formaliai kažkurie galbūt yra nelegalūs. Įvažiavo į Manitobą, tai jau paskutinė mūsų Kanados provincija, 10. Jo, įspūdinga, ar ne? Dar liko neaplankytos 3 teritorijos, kurios yra visos toli Kanados šiaurėje ir kiekvienoje ten, nepaisant milžiniško dydžio, gyvena žmonių tik tai keliasdešimt tūkstančių ar maks 100 tūkstančių, tai kada nors ateičiai toliau. O Manitoba provincija panaši kaip ir kitos prerijų provincijos Saskatchevanas ir Alberta. Ir dabar mes važiuojam prie vienos svarbiausių lankytinų jos vietų, Ingliso grūdų elevatorių. Tai gali kilti klausimas, kodėl tai tokia svarbi vieta, bet šiaip čia važiuodami per tas prerijas iš tikrųjų matom, kad na, vienas tokių įspūdingiausių archetipinių vaizdų, tai yra, kai tokie geltonų laukų ir žydro dangaus fone stovi tokie seni elevatoriai. Tų senų elevatorių likę jau netiek ir daug, dabar nauji, tai jie tokie paprasti, bet ši čia vienintelė vieta, kur išlikę net 5 tarpukario seni elevatoriai, vienas šalia kito, tai turėtų būti tikrai gražus vaizdas ir ten įrengtas muziejus nacionalinio parko lygio, netgi dėl to, tai galima suprasti, kiek svarbi yra ta žemės ūkio istorija prerijų provincijoms. Reikės turbūt rasti pasą, ne? Taip, reikės rasti turbūt nacionalinių parkų pasą ir su tuo
papildomos priemokos. Dabar į kairę sukam. Manitoba jau reikėjo pasukti laiką valandą į priekį. Kanadoje yra 6 laiko juostos. 5 iš jų skiriasi valandą, na, viena Newfoundlando pusvalandžio. 4 laiko juostos sutampa su Amerikos laiko juostom. Ir čia nėra tie elevatoriai, čia nauji statiniai, o tie elevatoriai ir Ingleso miestelis tai dar laukia priekyje. Pažiūrėsiu į modelį, kiek gyventojų tą miestelį, koks tipinis miestelis. Manitoboj pastebėjom nemažai ukrainiečių vėliavų. Netiek daug buvo Saskatčevane ir Albertoje, tačiau čia jau matėme kelias ir prie šeimų, rančų, fermų. Panašu, kad ukrainiečių kilmės žmonės čia jas laiko, todėl palei kelią išsikabinę gražias vėliavas. Taip, kadangi, kaip sakiau, tie block settlements tvarka buvo tokia, na, kad nebuvo milžiniškų teritorijų, bet vis tiek buvo mažesnės teritorijos, kur dominavo viena ar kita tautybė. Na, pavyzdžiui, 4 galbūt kaimai, 5 kaimai. Tai dabar panašu patekom į tokią ukrainiečių zoną. Dabar į dešinę. O šiaip tos zonos kurtos ne tik pagal tautybę, bet ir pagal religiją. Kai kurios religinės bendruomenės, konkrečiai mormonai ir menonitai, taip pat stengiasi kurti savo block settlements. Ir menonitai viena įdomesnių bendruomenių, nes jie rengėsi taip tarsi 19 amžiui. Tai va, kur važiuoja ir pamatai tokius kaip iš istorinių filmų žmonės, tai žinok, ten jau važiuoja per menonitų zoną. Ir štai čia tie garsieji Ingleso grūdų elevatoriai. Dabar va, pasuksime į dešinę ir ten pastatysim automobilį ir reikės nacionalinių parkų pasą išsitraukti. Tai štai jie stovėjo į dešinę, dar pasuks. Sakai, taigi ten užtartas kelias. Ai, gerai, galim tada čia statyti. Jie visi stovėjo palei geležinkelio liniją, kiekvienas elevatorius priklausė kitam ūkininkui ir tokiu būdu jie išveždavo grūdus iš savo fermų. Mėgsta keliauti kemperiais ir kemperiai čia gerokai didesni negu Europoje, tai matom dažnai toks autobuso dydžio kemperis, dar paskui save velka mažą automobiliuką. Tas maža, tai jisai šiaip nėra mažas, jeigu taip pažiūrėtume. Čia toks pišpukas, kur Lietuvoje tai būtų netokia maža mašina laikoma, bet čia tie mastai visai kitaip. Na, tikslas aišku, kad su tokiu jau kemperiu į miestą neįvažiuosi ir šiaip nepatogu sukinėtis kažkur vietoj, tai jį gali palikti, persėsti į automobiliuką, panaršyti apylinkes, na, paskui vėl prisikabinti automobilį prie kemperio ir važiuoti toliau. Tai ten išbėga dar tvarkuškas. Ne, gerai, dabar gali lenkti jau. Tas iš priekio atvaro, tai Kanados mastais. Ne, Lietuvoje tai tikrai aplenktų. Gal ne ką tu čia man pasakai? Tai labai toli ta mašina tiesiog pripratę prie tuščių Kanados kelių esam. Aš tai taip nerizikuoju. Nes Lietuvoje tai net tokių galimybių nebūtų aplenkti. Visada kažkas važiuoja. Bet čia Kanadoje esame jau įpratę, kad būtent tokių akimirkų nieks nevažiuoja iš viso. Dabar dar matai, kiek laiko. Po ilgos kelionės pagaliau atvykstam į Winnipegą. Pagrindinis mūsų tikslas čia senasis lietuviškas rajonas. Mat, po antrojo pasaulinio karo ir čia kūrėsi lietuviai pasitraukė nuo sovietų okupacijos ir ne šiaip kūrėsi. Čia jie pastatė ir savo bažnyčią. Taip pat dar ir prieš antrąjį pasaulinį karą lietuviai čia turėjo savo klubą. Tuos pastatus radom, dėja, kaip mums pasakojo Egidijus Bugailiškis, be ne paskutinis taip lietuvybė susidomėjęs Winnipego lietuvis. Tas rajonas, kuriame gyveno lietuviai, dabar vienas nesaugiausių Kanadoje.
Iš tiesų, tai vienas toks rajonas, kur nemažai narkomanų ir lietuvių bažnyčia buvo uždaryta, dabar jau tik tai architektūra ir toks lietuviško stiliaus architekto Kulpos Kulvavičius bokštelis primena, kad tai buvo lietuvių bažnyčia, na, o ant lietuvių klubo dar liko uždažytas užrašas. Visą tai nufotografavom ir taip pat kartu su Egidijaus žmona aplankėm Baltijos medžių ratą, kurį kadaise lietuviai, latviai ir estai kartu pasodino. Minėdami Kanados 100-metį, tas ratas buvo pamirštas, tačiau Egidijaus dėka vėl atrastas ir pažymėtas. Tiesa, priešingai nei Edmontone, lietuvybė čia atrodo tik istorija, tačiau Egidijus sukaupęs daug medžiagos. YouTube kanale Gabalėja Lietuvos įrašėm su juo ilgą interviu, aplankėm ir kitas vietas, apie kurias papasakojo, kaip pavyzdžiui to kontroversiškai vertinamo lietuvio Aleknos pastatytas pastatas, ant kurio iki šiol parašyta Alekno blok. Na, jis buvo ir teistas, bandė eiti ir į politiką, pasigilinom į tas istorijas, tačiau Winnipege ilgai neužsilikom, laukė ne ką trumpesnis kelias tolyn į rytus, kur prerijos baigėsi, prasideda miškai, kur reikia važiuoti palei didžiuosius ežerus skiriančius JAV nuo Kanados. Ir dar už daug šimtų kilometrų laukė Thunder-Bayaus miestas ir jo paminklas Lietuvai. Buvo du pasirinkimai, arba pernakvot Winnipege ir važiuoti anksti ryte, arba kitas pasirinkimas važiuoti ir bandyti rasti nakvynės vietą, tačiau nakvynės vietų užsakomų per internetą nėra ir šiaip nakvynės vietos gana retos, tai kadangi Egidijus pakvietė pernakvot pas jį, pernakvojom, o tada anksti ryte išsiruošėm į kelią. Tačiau šiame video parodytas tik fragmentas, kelios dienos tokio važiavimo aplink didelę dalį Kanados ir JAV, kur per visą šitą laiką nuvažiavom 33 000 kilometrų, tiek prisukom ridos automobiliuose. Galite pamatyti ir daugiau video iš šitos kelionės, iš JAV prerijų, iš New Yorko miesto, iš Kanados Translabradorio kelio, kuris dar tuštesnis ir nykesnis už Kanados prerijas ir tai visai kitokia atmosfera. Ne viską filmuojame ir pasakojame tik tokius įspūdingiausius, įdomiausius arba kažkuo išskirtinius kelius. Ir jeigu tokios tinklalaidės jūs domina, kviečiame sekti šitą YouTube kanalą AŽ automobiliu per pasaulį ir kitus video pamatysit pirmieji. O ir dabar tų video yra labai daug. Nuo Žaliojo Kyšulio salų ir Tuniso iki važiavimo per liūtį Filipinuose.